Dar kartą Ronaldas Solominas. Toks pusiau smūgis, pusiau perdavimas ir kamuolys tinkle, Trakai priekyje 1-0. 17 šių rungtynių minutė. Antrasis Ronaldo Solomino įvartis šį sezoną. Dar kartą tai, kas įvyko štai čia, na, sėkmės elementas tiesiog neįtikėtinas. Aišku, įmušti taip yra labai faktiškai neįmanoma, turbūt vadykime daiktus savo vardais. Bet pataikė nuostabiai Solominas štai čia. Dabar daugiau šansų gauna ir jis. Pastaruoju metu pagrindinėje sudėtyje nuolat. Ir štai taip pametė kamuolį Kauneckas, tai yra šansas ir 1-1. 11-asis Elivelto įvartis šiame SMS Credit LT A lygos čempionate. Lengva situacija, na, aišku, kad sukūrė varžovams progą čia pirmiausia vartininkas Tadas Kauneckas pametęs kamuolį, bet pagirti turėtume ir Simoną Urbį, kuris pakovojo dėl kamuolio ir kuris įsirašo į savo sąskaitą rezultatyvų perdavimą štai čia. Neįsijungė žaidimo, kaip sako futbolininkai, pamatė Elivelto, o šiam liko tik nulaižyti grietinėlės sluoksnį nuo štai šio futbolo delikateso. 1-1. Mums nuo to tik įdomiau. Tas epizodas, kurį prisimename pačioje kėlinio pradžioje, kai buvo suteikiama pagalba Nikolozui Apakidzei, kalbant apie gynėjų traumas, na, Stanulevičius 2-1. Rokas Stanulevičius muša pirmąjį savo įvartį SMS Credit LT A lygoje šį sezoną. Ir štai taip, 53 minutė, 2-1. Iššovė stipriai, iššovė tiksliai, Tadas Kauneckas neišgelbėjo. Taip, galbūt galime kalbėti ir apie tai. Tiksliai, stipriai, mislinga trajektorija, vadinkime kaip norime, bet į tokį kamuolį vartininkas galėjo sureaguoti, nebejotinai. Tai yra, sureaguoti jis sureagavo, galėjo tremti tokį smūgį. Tadas Kauneckas praleidžia dar vieną įvartį.